Oi, come on. Pusę valandos pliurpėm filmavom, o kažkas mygtuką nepaspaudė. Nice. Ai, negaliu. Ok, gerą dieną visiems. Jo, važiuojam ten, kur prieš tai pasakojom, kad važiuojam. Dabar viską pamatysit. Jo, dabar jau tikrai pamatysit, kai važiuosim. Ok, jo. O priešis turė tokia. Oi, geras čia. Čia buvo geras. Gerai, nekokias. Ok. Biški šilta pasidarė, aš nuimsiu temperatūrą. Taip. Valanda 30 važiuot. Ok. Važiuojam, jo. Taip, pasipildėm batareikas. Ne? Nežinau, kaip čia pavadinti. Pasikrovėm batareikas. Tiksliau, krausim. Krausim dar. Aišku, pagrindinis buvo tai, kad turbūt reikėjo labiau nei pasikraut, išsikraut batareikas. Varom toliau. Varom? Aš bent jau dabar užtikrintas, kad mygtukas paspaustas. Šiaušiam, laikyk. Gerai, šiaušiam. Man rakčiukus mašinas duosi. Čia vadinasi. Kažkas čia vadinasi. Visą laiką lengva rasti. Visą laiką. Jo, tą kalną lengva rasti, bet kai reikia raktus rast prie to viso, tai nelabai būna. Gerai, patikiu tau savo piniginę. Telefoną nepatikėk, telefoną patikėk. Patikiu ir ai, tiksliai. Navigation. Ok, taip. Kodėl nepatikina? Taip. Štai gal mano muzika neprisijungia? Nežinau, nu tai tu buvai išėjus. Pauzė pasispaudė. Geras, kad Tu neprisijungęs? Prisijungs, anksčiau ar vėliau. Prisijungė? O tu filmuoji iš jūsų? Nes turim praktikos šiandien. Kažkas dega raudoną. Galimai filmuoji, galimai ne. Kažkas raudoną dega, nežinau kas. Okay. Grąžink mano kavą. Bet tu kažkas turi puodelį arbatos irgi negerai. Gal atvėsiu. Ten daug pieno pripilta, turėjo būti atvėsiau. Dar toli važiuoti. Ne taip ir toli, dar 52 minutės. Tai tiesiog pusę kelio pavažiavau. Čia man parašyta ant akmenų nelaipio, ar tau parašyta ant akmenų nelaipio? Ok, nu gerai, aš pasistengsiu nelaipio ant akmenų šiandien. O droną paleisim tai kaip nors tyliai. Tai pala, dabar mes kai nueinam į pliažo zoną, jau viskas, jau vėl galima skraidyti, ne? Ta prasme, tai kur logika? Nu, gamtos saugoma teritorija, come on, pasižiūrėkit, koks čia šiukšlynas. Nu, ne šiukšlynas, ne taip.
Natūraliai auga piktžolės. Nice. Neskraidykit su dronais. Bet ženklas šunų negalima, ne? Kakojančių vežio. Negali kako šunys. Kaip šunį susilaikyti? Kaip jiems susilaikyti nepakakojus, ką? Nu, kas? Jo. Bet jau droną tai tikrai paleisim. Dar biškį toliau paeinam. Nebus pašalinių akių. Nusileidžiam čia į apačią šitoj vietoj. Va čia kažkur nusileidžiam. Ir iš čia ko puikiausiai pakeliam. Bet tau reikia pačiai kažkur pažiūrėti, kur tas. Jinai, jo. Labai gražu, labai. Bet kaip apsiniaukia greitai, ne? Ai, čia buvo sušlapsiu eisi namo, ne? Sušlapsiu eisi namo, jo? Jo. Ok, supratau. Nežinau. Kažko nežinau, ten kažkas iš manęs, man atrodo, biškiai trolino mane. Ten tolumoj stovėjo ir filmavo. Reiks patikrinti visą tą situaciją, kai grįšim namo. Oi, čia biškiai bangytės fainai daužosi. Nestipriai. Atvažiavom pažiūrėti į uostą, bet dar pagavom ir išplaukiantį pilną laivą kontrabandos. Nu, galimai. Kas, nu ne? Nu tai ką, nu iš Anglijos negali išvežti? Nežinau, anglus? Bet šiaip reginys visai nieko. Iš tikrųjų, niekada iš arti nemačiau tokio laivo. Atrodo tai milžiniškai. Belenkaip iš tikrųjų. Tai tu čia matai tik tiek, kiek ant viršaus. Aš iš tikrųjų laidą kažkokią žiūrėjau į vidų, ten dar neblogai jų privaro. O, ten kažkoks žmogutis prižiūri kažką irgi. Arba skraido nelegaliai su dronu. Nes panašu, kad į pultelį įlindęs. Į dėžę pasistatęs. Tai kaip ties laivukas tenais įsispaudęs į kraštą. Čia aišku kamerai tai nesimatys, bet gaila mes nespėjom arčiau prieiti. Prieš šitos situacijos. Šitam forte? Nu tai, jo. Pagavom
Nelegalų skraidytoją. Greičiausiai jis legalus. Dar jo dronas gan šustras. Nice. Jisai porto darbuotojas. Čia tikrai prisipistų prie manęs, jeigu aš dabar kelčiau šalia jo. Oi, aš čia įrašinėjau su keiksmažodžiais. Okei. Sorioks. Kai čia daro? Čia gal testuoja, žinai, gaisro atveju, jeigu gesintų laivus ar kažką tokio, ne? Kažkokios patrankos vandens. Tai pazūminsim, jeigu išeina. Įdomiai. Gerai atrodo turgelis. Nu, šiaip įdomiai, jo, dabar prasme. Kažkoks keistas reiškinys. Specialiai žiūrovam. Dabar į mašiną. Dabar ne į mašiną, o dabar pavalgyti varomas atsirasim. Tai priešais mašiną valgyti. Nu, bet tai priešais mašiną, bet ne mašinai. Mašinai mes nevalgom. Ok, taip, varom pavalgyti. Biškį pašliaužiojom vienam iš taškų numatytų. Užkasim ir varysim toliau. Nu, gal ne šiandien, gal kitą dieną. Ką manai? Pusę valandos. Pusę valandos iki mašinos. Nice. Tai mes atvažiavom. Nelabai pasakėm, turbūt kur atvažiavom. Miestelis vadinasi Felixstowe. Kažkaip taip, ne? Jo. Va. Tai čia yra pagrindinis Anglijos portas, kuris čia dirba su visais šitais konteineriais. Vat, tiek žinių. Nu, čia, by the way, ta prasme, norėjau pabrėžti, kur mes randamės. Nu, jo, konteinerių tai čia... Nu, jo, čia... kontrabanda čia per šitos visus. Ir iš tikrųjų, tuoj parodėsim, čia yra toksai, nu, pas mus tai būtų sodų nameliai, ar kažkas panašaus, o čia pas juos yra atostogų nameliai, kaip Palangos kokios ar kažko, nežinau, Šventosios. Mėgsta čia jie taip pačilint, tuoj parodysim. 1, 2, 3. Nėra dar. Dar iki rait. Čia vat tie sodų nameliai, pajūrio nameliai, taip pavadinkim. Atostogų pajūrio nameliai. Nepergalėsi manęs. Ir čia jų pakankamai daug. Iš tikrųjų, iš drono irgi biškį užkabinau kampiuką, matysis irgi. Nice. Jūs matot, kokio dydžio švedį užsisakiau, nežinodamas, kad jis bus tokio dydžio. Come on. Jau aš šiaip mėgstu pavalgyti, bet aš tau pasakysiu, čia dar reikia turėti sveikatos. Tokį, nu, jo, nieko. Taip, testuojam, ne? Aš dabar būsiu kaip tas maisto ekspertas, žinai. Karšta, jo. Vienintelio, ko trūksta, tai druska. Viskas gerai. Aš matau. Ok. Ką, skanaus visiems? Biškį taip netikėtų čia mane.
užpuolė. Iš tikrųjų, čia visko aš nesuvalgiau, nesu aš toks apžora. Ne, čia nieko neliko, tik tai spiralė. Iš tikrųjų, tai čia vietiniai kirai. Buvo priskridę. Gerai. Einam susimokam. Iš tikrųjų, tai tokiuose vietose mes tradiciškai neapsieinam be loterijos bilieto. Tai va, mano brangioji, nuėjo nupirkti bilietėlį, laikykim pirštus, kad būtų jisai tikrai laimingas. Ir sekančios tada kelionės labai prabangios, guys. Jau ne biudžetinės, jau tada, žinot, jachtos, lėktuvai, šitie, nu, kaip jie, private jetai, ten tie visi ir taip toliau. Atvažiavom į kitą pusę. Mes įlipom į laivą, žiūrėjom, man atrodo, atbėga jau čia mūsų. Čia iš vis buvo galima lipti? Taip. Ne, okei. Nes aš tai lygtais mačiau, kad ten adultų kaina viena, o kažkieno kita. Žiūrėk, čia yra kavinė. Šausim kavos. About this boat. Built in 1958. It was in service until 1994 as a lightship. Okay. 6 men in here for 2 months. Around about 2,000, yeah, around there. While they got another boat. And then they've got the rock. Yeah. You can go along the rock. You can go right to the top on Monkey Island. 20 kartų pritraukia? Į kurią pusę? Dabar šitą man padidinantis. Tu turėtum dabar, iš tikrųjų iš čia vakar, nu kaip vakar, anoj pusėje, kur buvom, nesimatė tiek daug. Ir mes buvom tenais kažkur, jo, čia visą tą juostą. Iš tikrųjų, visą juostą tenais. Dabar mes irgi pažiūrėsim į šitą. Nu jo, gerai, arba mes nemokam žiūrėti, arba čia nesimato. Jo, atsiraidau su mūsų. Nu, nice. Žiauriai gražus dviratukas. Iš tikrųjų, dizainas toks neblogas. Mes galim ten aukščiau užlipti, sakė, irgi gali gerų nuotraukų pasidaryti. Čia pasieniečių laivas bus, nes kas? Pakrantės apsauga, jo, okei. Taip, žuviukai. Ieškom Nemo, yra ar nėra? Nėra, ne, Nemo nėra. Taip, braunamės į priekį, ne? Jeigu jau galima ateiti šitą laivą, tai greičiausiai galima ir užlipti. Čia dar vieni laiptai iš tikrųjų yra. Taip, ką mes čia turim? Čia plačia radiją transliuoja, ne? Aš žiūriu, kad tenais įrangos kažkokios yra. Čia yra grafiniai visi SFO radija. Normaliai mes radijos stoty. Taip, šiaip tai gyvenime dar nebuvau buvęs radijos stoty. Bet, nu, vat, teko dabar tokioj įdomesniai pasivaikščiot. Čia biškį apželdinimas toksai lengvas. Kaip ir kiemas, barbekių, viskas čia okei. Neblogai jie čia įsikūrė, galėčiau pasakyti. Taip, o taip. Tu žinai, kad čia mano košmaras nusileis. Kažkas bijo aukščio. Ne, aš aukščio bijau, aš bijau nulipti. Bijau aukštai lipti? Ne, aš bijau nulipti kopėčio. Nu, aš nežinau, kaip čia
taisyklingai pavadintavo tą baimę. Bijau, bet kažko nebijau, bet kažko bijau. O kaip jie įlipa tenais? tą lempą pakeisti. Ten dar vienas, matai, senovinis kažkoks pakabintas, toks pats raudonas su ta lempa. Nu va, tenais. Ir ten yra, jo. Žiūrėk, kai aš tau rodžiau, žiūrėk, ten dar vienas. Pirščiukas išlindęs. Valčių nesimatė, okei. Tu jeigu slysi, krisi, tai sakyk, aš pasitrauksiu, kad manęs neužgautum. Tu, kad manęs neužgautum. Tu baig. Nenukritau. Mačiau. O čia laivu? Čia nelip, nes čia neišeis bent šniūrais perišt. Ten į priekį, jo, kažkur. Grįžtam tuo pačiu keliu. Žinau, per kurį jie eina į tą radiją. Ten groja? Ten groja, tu prasme. Tai paleistas vis tiek automatas yra. Ir jie čia kažkokią transliuoja, netgi galėsim paskui mašinę paieškotos stoties. Dėl bendro prikolo. Tu velnės, į kažkokią balą įsi atsargiai. Okay. Šiaip tai gan fainas. Nesujunga, kad laikyti. Gan fainas nesujauktas miestelis toksai, ne? Bent jau kol žmonių nėra. Mane sudomino iš tikrųjų tai vienas sportinis toksai šedevras. Taip, šitas. Nu nežinau, spoileris, tai come on. Jisai čia panašu, kad reaktyvinis kažkoks, tavrose. Kažkas neblogai čia. Raižos su juo. Oi, koks zoomas. Šitą padarom. Back to normal. Taip, kur mano? Joj, tenais. Nu, radai ką nors? Ne, kad tai mažytė. Arba tokia. Ta prasme, čia parduotuvytė kažkokia? Ai, tipo... Nusipirkti kokį nors ką. Supratau. Mums apžorams ten nėra ką daryti. Ne. Jo, didesnio. Reikia angliško pabuto. Pakrantį. Matai tą baltą stulpą? Matau. Mes ten buvom. O ten matai visi tiem pastatai, kur yra. Nu. Ten muziejus sporto. Tai Mes nebuvome. Ne, aš buvom šalia. Jis jau uždarytas. Okay. Dar vienas muziejus. Nedidelis. Bet dar vienas, į kurį negalima įeiti. Kažkaip keista, muziejus turi savo sezoną, man tai irgi biškai. Šitas dalykas, šitas dalykas, jo, jis vidų juda. Tikrai varpas. O kas jį judina, palauk, ten iš apačios visus? Jo, vandenį yra ten kažkoks daikčiukas. Čia galima paimti pasiklausyti. Jo, dūžesių? Ne, istorija. Ta prasme, galima nusiskanuoti šitą QR kodą. Jeigu kam įdomu, istoriją pasižiūrėsit. Kas?